Viena moka per daug, o kita gauna per mažai. Ir kalbama apie tą pačią sumą. Kaip taip gali būti? Aš Ieva iš Mama ir auklė ir papasakosiu apie 4 valandų taisyklę, kuri padeda išvengti panašių konfliktų. Kai auklė atkeliauja į namus ir dirba neilgai, reikėtų ją kviestis ne mažiau kaip 4 valandom iš karto arba mokėti kaip už 4 valandas. Tai yra neskaičiuoti, kad jums 1 valanda jos kainuoja labai daug, pavyzdžiui. Bet skaičiuoti, kiek ji gautų per 4 valandas ir šitą sumą jai sumokėti. Yra išimtis, jeigu auklė, pavyzdžiui, važiuoja kažkur labai toli, kur sudėtingas susisiekimas, tai tada reikėtų laikyti 6 valandų taisyklės. Dėl ko taip yra daroma? Dėl to, kad auklei reikia pasiruošti, jai reikia atvažiuoti, ji sugaišta laiko ir kelyje, ir pasiruošimui. Ir tas vienas kartas pati suma jai yra pakankamai svarbi.